buvo? Kaip pasakyti, kai buvo čia labai daug metų atgal, Kernavėje Joninės, kurioje dalyvavo grupė Rondo, ten buvo Piliakalnis, ten pačioj, ir iš Latvijos atvažiavę grupė Lyvi. Lyvi nelabai patiko, daugumai visiems įstrigo Rondo. Aš jau neatsimenu. Ne, jūsų gal dar Fitašiauna buvo, tai jūs dar mažutės buvo. Gal kokie vaizdai, gal rajonai įspūdingiausi tokie yra, kurie įsimena? Oi, dauguma taigi dvarai yra šitą šešulėlių, paskui, va čia labai apleistas, tik tai mūsų Narvydiškių dvaras, kur yra už Musninkų, paskui Kernavės Pliakai. Tūsai prie Marytės. Sveikus, kolega. Vaizdai. Fontanas, Ir vieną darbo dieną prie Marytės vasarą. Prisiminimai. Kaip įsijungia fontanas. O vietos? Visą dieną pusę laiko. O vietos kokios šulėlės? Marytė, Kernavė, pavėsinės visas, kur galima pavartoti alkoholį. Palaukit, mes atrodo. Ai, Valdo pirtis tiesa. Va? Valdo pirtis. Širvintų Ten pažyma. nebuvau, bet ten gerai. Apskritai dabar ne. Ten anksčiau, kai būdavo poras jo šventės, tas visas dainų ten. Miesto šventės turbūt būtų. Vaizdai kokie nors. Vaizdai? Vaizdai. Per šventės pušvenčių tai be abejo, bet kai neįsiblėjo širvintiškiai. O šiaip tai. Ką jums reiškia Širvintos kultūra? Iš tikrųjų, čia yra miesto simbolis, nori, nenori, tai yra jau kaip ir miesto dalis, neatsiejama. Labai smagu žinot, kad tai išskirtinis kažkas yra Širvintas. Marytė, tai Marytė ir reiškia. Ką reiškia? Kai pabėgdavom iš pamokų prie Marytės sėdėdavom, labai fainai būdavom. Pasimatymus prie Marytės eidavom savo laiku. Ką dar prie Marytės? Nežinau, šokį būdavom, kad vis prie Marytės. Na ir dabar bus užduotis labai įdomi, labai linksma. Jinai vadinasi lastai. Ženklas. Čia tas pats, kas Šiauliuose, tas auksinis aidas, tai čia kažkaip Aš vos tą dieną negimiau, kad jie pastatė. Man atrodo, lygtais. Atrodo, dar matys įstatė. Ką reiškia? Čia apibūdint, kas jinai iš tikrųjų yra? Ne. Ką jums asocijuojasi? Dėl ko jį jums svarbi? Nes prie jos vyksta labai įdomus susibūrimai visą laiką. Aš taip įsivaizduoju. Miesto šventės būna ten dažniau. Kai čia šnekėjo, kad čia buvo vienos skandolės, ten jos slapta pasakyta. O kaip iš tikrųjų yra, tai nežinau. Į mišką. Ką jums reiškia? Ką man reiškia? Kuo svarbi? Simbolis mūsų. Pasididžiavimas, mūsų moteris, didžioji. Nežinau. Marytė, nepasakyčiau, kad kažką tai įspūdinga reiškia. Gal bendros kultūros dalis. Kažko išskirtina nepasakyčiau. Marytė? Taip, tai yra Marytė. Maladėts, tai yra draugė. O jūs ją Marytę ir vadinat? Taip, Marytė yra pati geriausia. Širvinta iš tikrųjų vadinasi. Tai taip, bet kaip vadinat, o kaip vadinat? Marytė, Jordana. Nu. Butkutė. Ko galėtumėte palinkėti išvažiuojantiems Širvintų rajono būsimiems studentams? Būsimi Širvintų rajono studentai. Būtinai sugrįžkite čia, nes čia yra čia dėl ko grįžti iš tikrųjų. Patys šitas. Linkiu kuo daugiau išmokti per to, kai nebus. Ir linkiu pasiilgti Širvintų labai labai. Kad visą laiką grįžtų. Čia geriausias miestelis. Niekada nepamiršti šio krašto ir atvažiuoti vėl. Mokslų, sėkmės gyvenime. Taip, Evelinai, visko. Visko, ką geriausia. Nu, tai gero mokslo, pasiekimo, laimės, sveikatos. Studentams? Nu ką, neiškristi per pirmą Nevartot narkotis. semestrą, per pirmus metus, nes daugelis atkrenta labai. Nevartoti pigių narkotikų Vilniuje, be abejo.
Nes vienas pripranta greitai nenusigerti, nenusakyti. Ką būtina žinoti naujam studentui? Kad išgyventų viską, ką duoda tuo metu studentavimo laikas, kad būtinai viską išgyventų su kaupu. Jokių būdų jūs tikėjimų nebūna. Visur dalyvauja, kur nori būti, nežinau. Iš karto, pirmą savaitę būna didysis išlaidų metas, tai pirmą savaitę žinokit, kaip tik taupykit, nes paskui neturėsit ką valgyti. Nu, paskui pamatysit patys, bet žinokit, užbėgant už akių. Kadangi aš 15 metų šokis vedu, ir man yra žiauru, kai aš dabar klube dirbu Vilniuje. Ir man yra žiauru, kai ateina šventiškai klubą ir jie nemoka šokti. Man yra labai, tie žmonės, kurie nevaikščiodavo į šokius, tie, kurie vaikščiodavo į šokius, tie moka šokti. Ir kurie ateina į šokius, neįdavo į šokius, važiuoja į klubą, jie nemoka šokti. Man vienas kaimas. Tai va to palinkėčiau, kad ar namuose pasimoktų kažką, bet neįtų, nedarytų gėdos. Kažką visi atsitraukė, man matas, kažką kaimas yra jo. Tegul nuvažiuoja ir pamato, kaip tai viskas būna. Nieko nereikia žinot. Ekspromptu, tegul viskas vyksta. Tai yra geriausia. Kaip studijuoti? Nes tai aš pats buvau studentų, tai va, jau prieš kiek, nuo 67, tai va jau 40 metų. Tai nežinau dabar mokymosi principų, bet tada, kai mokymosi neįstų reikalinga. Ir nebūtina nuprint viską, tai va reikia atsirinkti, ką daryti, ką galima, tik tai perskaityti, žinoti. Kaip, kad neapleistų savo rajoną ir kažkaip tai kažko pasirūpintų. Jeigu sugrįš atgal, kad stengtųsi, kad miestelis neapsileistų ir prižiūrėtų jį. Naujam studentui? Tiesiog, kad diplomas ateityje kažkada pervers, dabar tai man irgi atrodo, jo kol kas nereikia, bet ateityje reikalingas bus iš irgi. Dėl ko niekuomet nepaliktumėte Širvintų? Dėl ko niekuomet nepalikčiau Širvintų? Dėl tų galimybių, kurios čia yra. Nes iš tikrųjų čia yra daug galimybių, nes čia yra neišnaudoti dalykų labai daug. Gali daryti, ką nori iš tikrųjų. Ir viskas bus reikalinga. Dėl ko nepalikčiau. Ir tokį nepalikit dėl to. Vieni lastai yra? Dėl to, kad čia užaugau nuo mažų dienų, dėl to, kad prisirišau. Aš nesakau, kad nepalikčiau. Aš jas tikrai paliksiu. Bet visada liks atminti, todėl, kad buvo labai daug gerų prisiminimų. Dėl ko? Dėl to. Nežinau. Niekada nepalikčiau, bet nežinau dėl ko. Dėl čia esančių žmonių jie visi tokie šilti man, visi pažįstami. Dėl ko? Nu kaip, aš tas esu Sibirėginis, bet mano senelė čia gyvena. Dėl to tokios, mano tokie atsakymai. Nu, dėl ko? Aš čia gimus augus, mano kraštas ir tiek. Buvo nepalikima. Irgi pasakėti, iš tikrųjų. Galima būtų iškirsti tą medžiagą, nes dėl to nepalikti. Šiaip tai kaip tik palikti, tik tai galėčiau pavardinti. Dėl ko palikti, jo. Kas čia Širvintuose iš viso gero, kad čia verta sugrįžti? Čia mano pusė, čia nėra nusikaltimų, čia visi vieni kitus pažįsta. Iš dalies yra mūsų, iš dalies yra pusės. Kas čia Širvintuose gero, kad verta sugrįžti? Marytė. Butkutė. Marytė.